Nu kągi, einam toliau žiūrėti, kas vyksta. Atvažiavo jau Vadimas su Viktoru. Viktoras tik tai su žiūronu, o jau Vadimas ruošiasi su 7 kvadratų aitvaru. Aš pasiėmiau 6 kvadratų aitvarą ir lentą. Dar pasiėmiau pirštinės, batus ir kepurę. Oho, pučia. Opa. Va, ir snieguolių atėjo jau. Matosi snieguolės su seneliu Šalčiu fotografavosi. Nu ką darysi? Vadimas bėgioja, mes pažiūrėsim, kaip jisai, nu jis visą laiką jam su stropom yra bėdų, reikia padėti. O, įpainiojo mane, iš karto į stropas. Yra, pas kaitiorus yra tokia auksinė įrašyta taisyklė, jeigu atėjo vienas kaitioras, pasidėjo kaitą, tai reikia ir tam kitam ateit šalia ir pūstis šalia, kad jisai, reiškia, maišytųsi labiau, nes čia yra sportas, čia yra taktika ir strategija, reiškia. Vėjas stiprėja, ir šo, svarbu, kad nenuneštų baro, šo. Užsidėsiu pirštinės, nes nėra šilta. Suplyšo pirštinė, jau reikia naujų pirštinių. Vadimas daro mankštą, labai svarbu yra apšilimas. Viktoras Šepeta dabar padės pasikelt Vadimui pasį. 7 kvadratų įrūš, aitvaras nuo įrūš, lift vadinasi. Žiūrim. Pilnai užtraukęs barą, jo neiškelia, bet traukia gerai. Važiuoja per ležą. Dabar pažiūrėsim, kaip daro beach startą. Čia yra labai pamokanti medžiaga. Nu va, eina, bėga į vandenį. Matosi, kaip bėga į vandenį. O, nubėgo. Lemai, prieš saulę nebus gerai. Einam biškį iš tos pusės. Įsimetė lentą, pašoko ir važiuoja. O, važiuoja, opa. Aš nespėjau, jis pagavo didelį greitį. Op. Berods Vadimo koja yra dešinė, kiek aš atsimenu. Mes jo palauksim čia.
Bangos eina iki pat mūsų. Nu va, užsipjovė jisai aukštai, užkilo ir dabar bus 15 plius. Žiūrim, žiūrim. Opa, pasigavo bangą, aukštai pralūpino ir lendina. Down loopas, nu labai norėjo iš karto, kad gerai gautųsi. Paprastai pirmas šuolis niekad gerai nesigauna. Nu kągi, laukiam, kol atvažiuos vėl. Aitvarą tampo, reiškia, gūsiai yra dideli. Iki 20 plius metrų. Nežinau, kiek tiksliai. Kažkas negerai, vėl grįžo. Gal per mažai aukščio. Net matosi, kaip aitvaras priešinasi vėjui. Net sustoja momentais, atrodo. O, dabar gaudo bangą, pasigavo bangą, iššoka aukštai, kelia kojas. Down loopas. Nu va, puikiai, puikiai. Iš vadimo galima mokintis technikos. Jisai daug metų daro tą patį. Mėgėjas, nežinau, kaip tą lentą nusiminėja, nenusiminėja. Bet dabar kažkas negerai. Važiuoja į krantą. Gal pasiims didesnį aitvarą, nežinau. Pasižiūrėsim tuoj. Prieisim. Pasiklausim, kas yra. Atvažiavo Deivis. Matosi, va, eina. Kažkas negerai vadimui. Per mažai? Ne, pamiršau, matau. Aš pamatavau, viskas gerai. Palaikyk, Viktorai. Palaikyk čia. Galvau, duos greitai, aš tik ras 15 metrų. Tavo pinigai nuskrido. Tavo pinigai nuskrido. Nu ką, neužsimanei plaukti? Ne, man buvo vakar, iš tos Palangos 2 valandas rengiausi, šiandien irgi. Nu, nebuvo šalta, kažkoks buvo apgaulinga prognozė, gal nebuvo taip šalta. Blemba, nesąmonė vakar buvo. Kažkokia šisa, blemba. Šiandien tai kaip vasara atrodo, viskas normaliai. Vakar tie išėjo, aš pusę valandos laukiau jų ten nemircėtoj. Kažkoks siaubas. Na, šalta, šalta. Laikrodžio neteidavau plaukti. A dar nebuvai? Aš? Blemba, nespėjau. Man nori plaukti. Šeškė va yra, gali prisipūsti. A ne per mažai šeškė? Nėra tokia daug. Jaučias, kad biškai. Tiek kaip Ne, jav nėra daug. Man svarbu, 5 metrus pašoku, viskas. Nėra daug, blemba, mačiau kaip tūso tą semiorkę. Bet va tai, eina, nedaug, blemba. Gūsiuose turbūt kokie 18-20 metrų. O tai čia dar kas nors atvažiuos ar ne? Ar jau viskas? Kas? Ernestas Ručinskas. Ernestas Ručinskas, nes Kęstutis Putys jau plaukė, nufilmavau, pašoko, prasuko, nulendino. Viskas. Viktorai, kokios naujienos iš Šairuš dėl 3 lačių aitvaro bigeirinio? Reikia. Naujas litimas. Kaip? Naujas litimas. Yra 3 lačių, tai viskas reikia. O tai ar jau pristatė ar dar ne? Ne, tai litimas ir kitas tai išėjęs. Ai. Aš manau, jie kažką karo.
Bet litiumas yra tokio pačeipo kaip Evo ir 3 lačių pailgas aitvaras, šeipas kaip lifto, o padarytas su Alula ar ne? Nu, atsinešė Vadimas laikrodį, matosi turi gerą laikrodį jau jisai. Ir jau dabar šoks su laikrodžiu ir matys kiek jau pašoko, nes prieš tai buvo aukščiausias dienos šuolis 15,8. Jauč. Devinkę plus. Nu ką, žiūrim, toliau stebim, kaip vyksta. Taip, vėl kyla į vėją. Pažiūrėsim dar keli šuolius ir eisim pūstis, nes matau, kad čia diena nebegalinė. Kyla į vėją. Vydė. Opa. Žiūrim. Perlipo vieną bangą. Opa, pasigavo. Prasuko. Kokie 8 downloopai buvo. Nu, tai va, tai va reikia plaukti. Tai tiksliau skriesti. Plaukti reikia ramiai, o šokti reikia aukštai. Tai tiek. Gero visiems vėjo.